Alio? Ar žinojai apie laidinius telefonus mašinose? Pirmieji laidiniai telefonai mašinose buvo pristatyti Bell System 1946 metais. Su telefonu galėjai padaryti skambutį 6 kartus, kol jis neiškraudavo visos mašinos baterijos. Ir jie sverdavo apie 36 kg. Nuo 1980-ųjų laidiniai telefonai mašinose tapo kaip statuso ar prabangos simboliu. Ir kas keisčiausia, kad tik apie 2000-aisiais jos pradėjo uždrausti, nes, šnekėti telefonu ir vairuoti nėra pati geriausia idėja. O kaip yra su šituo telefonu? Ar jis veikia? Matai, čia yra mygtukai, jas, galim įjungti. Atrodo kaip ir veikia. SIM kortą. Dar ant vairo mygtukai yra. Jis ir, gali atsiliepti. Čia, aišku, nėra mano tikras numeris, jūs galvojat, bet, bandžiau savo įvesti ir neim paskambinti, tiesiog tos garsiukus daro. Šia yra toks kaip ratukas, kur sukiojas iš šonų. Kad žinočiau numerį, galėčiau paskambinti, bet nežinau. Tiek panaršiau po internetą ir išsiaiškinau, kad šitiem telefonam reikia 2G ryšio. Ir galvojau, gal nebėra Lietuvoje tokio dalyko. Pasirodo, Lietuvoje dar yra, nesvarbu, kad kitos šalis jau atsisakė jo. Ir mes jau atsisakėm 3G ryšio, bet yra labai daug prietaisų, kurie vis dar naudoja 2G ryšį, kaip pavyzdžiui šlagbaumai ar visokios apsaugos sistemos. Gal čia ne ta pusė įkištas jis buvo. Bet gali būti, kad šito kortelę gal 2G nenaudoja, arba mano telefonai kažkas ne taip. Taip pat tik komentarus galite parašyti, ar esat matę ir patys naudoja gal tokį laidinį telefoną savo mašinai.